Labą dieną. Šioje pamokoje prisiminsime laipsnių savybės ir išsiaiškinsime, kaip spręsti rodiklinės nelygybės taikant laipsnių savybės. Prisiminkime, a pakelta laipsnių minus n yra lygu vienetas padalintas iš a laipsnių n. Čia yra minus n, o čia padalinta iš plus n. A laipsnių n kart a laipsnių n, jeigu dauginame, laipsnių sudedame. A laipsnių n padalinta iš a laipsnių m, kai pagrindai vienodi, laipsnius atimame. Laipsnis laipsnių sudauginame. Jeigu pagrindai skirtingi, tačiau laipsnio rodikliai vienodi, galime pagrindus sudauginti ir pakelti laipsnių n. Išspręskime pavyzdį. 2 laipsnių a kart 5 laipsnių a minus 1/10 kart 10 laipsnių 3a daugiau arba lygu už 0. Pastebėję, kad 2 laipsnių a ir 5 laipsnių a yra tas pats laipsnio rodiklis, galime sudauginti 2 kart 5 ir pakelti laipsnių a. 1/10 yra 10 minus 1 kart 10 3a perrašome daugiau arba lygu už 0. 2 kart 5 sudauginam, gauname 10a minus, pagrindai vienodi, galime laipsnio rodiklius sudėti. 10 minus 1 plus 3a daugiau arba lygu už 0. Sprendžiame toliau. Perrašome 10 laipsnių a, o antrąjį narį keliame į kitą nelygybės pusę, keičiame ženklą, gauname daugiau arba lygu už 10 minus 1 plus 3a. Pagrindai vienodi, pagrindas yra didesnis už 1, todėl nelygybės ženklo nekeisime, gauname nelygybę ir keliame kintamuosius į vieną pusę. Minus 3a daugiau arba lygu už minus 1. Gauname minus 2a, sutraukę panašius narius, padaliname abi pusės iš minus 2, a, keičiame nelygybės ženklą į kitą pusę, yra mažiau arba lygu už 1/2. Taigi nelygybės atsakymas yra a priklauso aibei nuo minus begalybės iki 1/2, 1/2 yra nelygybės sprendinys. Išnagrinėkime šį pavyzdį. 10 pakelta laipsnių 3x plus 2 daugiau už 5 pakelta laipsnių 5x minus 3 ir padauginta iš 50 laipsnių 3 minus 5x. Pastebime, kad 50 yra suprastinus 1/2 arba 2 minus 1. Sugrįžtame į nelygybę ir įstatome 2 laipsnių minus 1. Dabar matome, kad reikės pritaikyti savybę laipsnis kėlimas laipsnių. 2 pakelta minus 1 dauginsime iš 3 minus 5x. Sudauginus gauname, kad laipsnio rodikliai 5x minus 3 ir minus 3 plus 5x yra vienodi skaičiai, todėl galime pritaikyti kitą laipsnių savybę, dauginti pagrindus ir pakelti tuo laipsniu. Pagrindas 10 yra didesnis už vienetą, todėl lygindami laipsnių rodiklius nelygybės ženklo nekeisime. Gauname nelygybę 3x plus 2 daugiau už 5x minus 3. Keliame į vieną pusę kintamuosius, keičiame ženklą
ir sutraukiame panašius narius. Gauname minus 2x daugiau už minus 5. Padaliname abi pusės iš minus 2. X ženklą keičiame į kitą pusę mažiau už 5 antrasis. Atsakymas: x priklauso aibei nuo minus begalybės iki 2,5. Išnagrinėkime šį pavyzdį. Pastebėkime, kad 25 yra 1/4, o 256 yra 2/8. Pagrindai vienodi, todėl laipsnio rodiklius galime sudėti. 1/4 yra 2 pakelta laipsnių minus 2 ir dar kartą pakelta 2 minus x. Laipsnis laipsniu dauginasi, todėl gauname minus 4 plus 2x. Minus 2 padauginom iš minus x, gavom plus 2x. Sudedame dešinėje pusėje, gauname reiškinį 8 minus x minus 3. Pagrindai vienodi, 2 daugiau už vienetą, todėl galime rašyti nelygybę minus 4 plus 2x, ženklo nekeičiame, daugiau arba lygų, 8 minus 3 yra 5, minus x. Keliame nežinomuosius į vieną pusę, minus x perkeliam plus x gauname, 5 plus 4. Gauname 3x daugiau arba lygų už 9. Abi pusės padaliname iš 3 ir gauname x daugiau arba lygų už 3. Nelygybės atsakymas yra: x priklauso aibei nuo 3 iki plus begalybės. 3 yra nelygybės sprendinys, todėl rašome uždarus skliaustelius. Apibendriname. Turėdami 2 dauginamuosius su vienodais pagrindais, laipsnio rodiklius sudedame, dalindami su vienodais pagrindais, laipsnio rodiklius atimame. Jeigu keliame laipsnį laipsniu, pavyzdžiui, 2 laipsnių x 5, tuomet laipsnį laipsniu dauginame. O kai laipsniai yra vienodi, o pagrindai skirtingi, pagrindus sudauginame ir pakeliame tuo laipsniu. Pavyzdžiui, 2 kart 3 gauname 6 laipsnių x. Nepamirškite laipsnio savybių, spręsdami rodiklinės nelygybės. Sėkmės!